Labas rytas. Antroji kelionės diena Islandijoje prasidėjo. Turim 8:30. Šiandien jau yra nuotaika. Šiandien jau yra galimybė kalbėti į mikrofoną, į kamerą. Nes vakar per lietų negalėjau paprasčiausiai pajungti. Nes viskas buvo šlapia. 6 valandas ant lietaus. Nį vaizdų nemačiau per rūką, per debesis. Pravažiavau dykumą tą Islandijos lavas. Ten dar 910 kelią. 101 kelią, man atrodo, gabaliuką. Tai tokia žiauriai, apie droną net pagalvoti nėra, vėjas didžiulis, kad net su telefonu fotografuoti negalėjau, nes viskas šlapia. Kiaurai per mirką. Šiandien praneš kažkiek biškį lietučia, bet va, dabar viskas gerai. Važiuoju į šiaurę dabar, nebevažiuoju į Jaskiją, nors planavau, bet ten dar keliai neatidaryti visi ir davažiuot bus irgi sudėtinga. Tai nieko, šiaurėje žvyrkelių irgi yra, tai va tokiais va žvyrkeliukais dar ir pasivažinėsiu. Turėčiau vakar apsistoti prie labai fainą kempingą. Vakar buvo stebuklas, ta nakvynės vieta. Kainavo tik 65 eurai vienvietis kambariuks su virtuvėlė, su svetainė, su internetu superiniu 5G ir svarbiausia šiluma, radiatoriai, karštė. Tai viskas tas, kas buvo pas mane šlapia, kiaurai gręžiama, išdžiūva. Dabar iš viso temperatūros net nežinau, bet šilta šiaip tai jau. Ir dabar važiuoju patenkins. Dar parašiau laišką Islandijos konsulatei, kad pasą pamečiau ką daryt. Jin parašė, kad atostogauju ir jos nėra. Tai siūlė kreiptis į Danijos ambasadą. Kreipiausi į Danijos ambasadą. Rytą parašiau laišką, tai perskambina sekretorė kažkas tai iš ambasados. Ir sako, reikia atsiųsti 2 nuotraukas, fizinį prašymą pasirašyti, į dar kažkokią formą dėl paso pametimo užpildyti. Tai čia ir jie tada tik tais atsiųs registruotų laiškų man visus, tą dokumentą, kad aš neturiu pasą kelionės grįžimui namo. Tai kol kas nežinau, kaip aš elgsiuos. Dar sako, gal į Lenkų ambasadą kreiptis ir ten vietoje jie sutvarkytų, nes kur padėt švedai lietuviam Islandijoje, tie irgi atostogauja iki Liepos 11 dienos. Žodžiu, pastrigęs esu Islandijoje, bet va kokie vaizdeliai gražus. Šiandien jau yra faina, va dėl to čia ir važiavau, kad mėgautis tokiais vaizdais. Taigi, ir kada šiluma, čia dabar koks 10-13 laipsnių yra, bet šilta, labai šilta. Davažiuoju pirmąjį kelią Islandijos, čia kur aplink salą eina auksinis stažėts. Dabar man reikia degalinę, čia degalinė ir buvo. Ir yra va tokia. Čia tokias vadinas degalinės, nors man Google Maps'e net nepažymėta, kad degalinė. Va, kaip matot. Koksai aparatas. Įsipyliau kurą, pilną baką. Man atrodo, kad labai įdomiai ten liktai rašė, kad užrezervavo 30 000 kronų. Tai čia virš 200 eurų. Įdomiai. Pasižiūrėsim, ateis ten pranešimai į banką. Ar tikrai, ar ne. Ką tik tais pravažiavau kažkokius sieros geizerius, bet taupau laiką. Varau dabar tiesiai į Akureyri, didesnį miestą šiaurės Islandijoje. Didžiausia. Susitvarkysiu dokumentų nuotraukas, pasidarysiu, važiuoju į turizmo informacijos centrą ir gal kažkaip tai su ambasada
perduosiu dokumentus. Čia man dabar rodo 88 kilometrai dar likę, tai aš jau 2 dienas prašokau ir varau kito grafiko. Jeigu ką, grįšiu aš dar į šitas vietas. O čia tas siera, tai kvaps ant kelio buvo didžiulis. Kokie tik nori kraštovaizdžio, kokias čia uolas, apsamanojusias, neapsamanojusias, visko ko tik vis. Net neįsivaizduoja, kad tokių gali būti. Žiaurus vėjas, tiesiog pučino motociklą ir šalta. Nu, tas šaltis toks pakenčiamas, neprisirengęs esu. Dar įsijungia mano telefons, sumoviau pirštinę šiltesnės, negaliu liest. Yra ir dirbamos žemės iš arta. Įdomu, ką čia auginu, ką čia gali pasėti. Atvažiavom į miestą, eisim į turizmo centrą, bandyti atsispausdinti ambasados prašymus ir pažymą, kad parašyti, kad pamečiau pasą ir paieškoti, kur pasidaryti nuotraukas. Nu dabar 11 valandų, tai gal pavyks šiandien susitvarkyti kažką, tai bus matyti. Nu ką, turiu ką papasakoti. Susitvarkiau paso dokumentus, bet pasą turėtų, ne pasą, o laikiną leidimą grįžti iš kelionės namo. Turėtų atsiųsti į mano paskutinį užsakytą hostelį, Seidis Firdūrė prie kelto. Tai dabar loterija tokia, kas viskas gausis. Ar spės atsiųsti ar ne, bet bent jau pasistengiau. Apie 80 eurų iš viso kainavo susitvarkyti. Iš tų 80 eurų 24 eurai už 4 nuotraukas padaryti ten automate. Nes tos 24 eurus sumokėti reikėjo 20 eurų už nuotrauką sumokėti, 4 eurus už pinigų nusiėmimą, nes kortelę negalėjo atsiskaityti.
Tai karoči, briets toksai. Paskui 11 eurų už siuntimą laišką į Daniją. Tai iš Danijos turi atsiųstą laišką, tai aš dabar pasidariau nuotraukas, užpildžiau prašymą, kad panaikintų seną dokumentą, tada užpildžiau prašymą išduoti tą leidimą ir jį įsiunčiau paštą. Tai prekybcentrį pasidariau nuotraukas, tada važiavau į biblioteką miestą pagrindinę atsispausdint lapus, užpildyt, juos kokybiškai nuskanuot. Tada vežiau į paštą, užpildžiau voką ir pasiėmiau siuntą su registruotu numeriu. Tai va, bet šiaip tai labai neblogai, nuo 11 valandos, o dabar 2 valandą yra, per 4 valandas DAS parduotuvėje spėjau apsipirkti. Ir prasisukau. Dabar, kadangi 2 dienų maršrutą esu nukirtęs, tai bandysiu važiuoti atgal biškį, bet varau į kempingą prie jūros krantą. Labai geri atsiliepimai to kempingą. Tai nuotaika tokia jau irgi yra biškė. Varau paprasčiausiai tą kempingą, pakeliui sustosiu, pavalgysiu. Pirmais atvažiuojant pravažiavau tuo tuneliu. Čia parašyta mokams, bet motociklas nenupiešsi. Nemokėjau, nežinau, ko baigsis. O dabar važiuosiu palei jūros pakrantę. Ir nemokams kelias, bet biškį ilgesnis. Važiuojam. Dabar rodė temperatūrą 10 laipsnių. Normaliai važiuoti neapsirengus, daug džemperiuks, striukę. Pats tas. Bet jaučias toks žvarbus vėjuks. Bet kalnų viršūnės kokias čia dar nenutirpę. Bet saulutė tai lepin šiandien. Nors prognozės vis rodo lietų ir taip eini tas lietus aplinkui. Vis tiek šiandien dar turėtumėm pakliūti lietų. Tai kai kalnai, spalvas, kai saulutė šviečia, viskas kaitaliuoja, žaižaruoja. Būna ir tokių dienų Islandijoje. Dabar čia užuovėje, saulutė šviečia, debesis praėję biškį tenais ir labai gražu, čia šilta, kepina ir labai faina vieta, pavalgysim biškį. Tokiais vaizdais prisėdom papietaut, pagaliau nuo rytą išvažiavau atsigėręs proteininį mišinį, tam baltyminį susiplakiau stiklinį ir batonėlę su kava išgėriau 8 valandą, prieš 8. O dabar mes turim pas save jau 2:30. Bet per tuos reikalus tikrai nenorėjau valgyti. O dabar turim, pasiėmiau tokių bandelių. Labai norėjau, man jūs turėtų patikti. Va čia tokiem padaryti. Išeinam, dešrelės aišku, sūrę su gabaliukais užsitepsim. Kefiriksą. Paragavau jau, įdomus skonis, bet valgoms. Labai agurką norėjau, nes jau reikia kažkas skrandžiui duoti žalumos. Ir pasiėmiau tuna pastas, aš Norvegijoje kažką panašaus valgiau. Tai toks, kad būtų kaip padažiuks. Tai žodžiu pasimaišysim. Skanaus. Arkliukai ganos. Bet čia neįsiu paglostyti. Biškį toliau yra. Sunku prieiti. O, kokia gatvė. Vaikai nupiešia vaivorykštę ir vaikai eina. Labai kvep žuvim. Uostas, žvejyba kažkas tai. Čia tipo bažnyčia graži, kuri kaip apžiūrima vieta. Tai mes irgi ją apžiūrėsim.
nuvykus į tiltą. Jam važiuojamus į tiltą kurą. Kaip tik matau priekyje degalinę. 15 laipsnių šilumos. Nu, jeigu ne vėjas, tai tikrai šilta. Bet dabar tai... Bet čia vaizdeliai kokie. Žydė gėlytės mėlynas. Čia jau šiaurinė salos dalis. Baigia sala. Ir ten dar toliau irgi bus kempings, į kurį važiuosim. Taigi, kaip matėt, ką tik tais nusivarčiau su motociklu, kojelės netlenkiau ir tik tai šast ant šono ir viskas. Statysim palapinę su vaizdu į jūrą. Štai apsistojom kempinge su vaizdu į jūrą. Jūra graži, vėjas irgi toks gan normalus, bet viskas turi antrą pusę. Štai kokie debesis ateina. Ir bus kokia lietučia. Tai va. Po nuostabių vaizdų į jūrą dažnai slypia kas nors ir kitokia. Kitokia tai pirmiausiai štai ten lietaus debesis ir vaivorykštė. Ir dar mano nakvynės vieta tarp šieno rytinio. Bet čia specialiai stataus, nes vėjas bus mažesnis. O audra vis tiek kažkiek tai bus, kvapą nėra, viskas gerai. Tai dėl to galima geriau žiūrėti tą vieną pusę ir manyt, kad gyvenime yra viskas va taip va, labai gražu. Ir labai gerai. Pagamintos islandiškos dešrelės su lietuviškai grikių kruopom. Ir agurkiuką biškį. Ir įsidarysiu dar vieną alaus buteliukų už 5 eurus. Brangu, bet skanu.